Gerai, tai dabar mes žiūrėkime. Mes išjungiam mašiną, taip. Ir įjungiam. Va, užgestų, dabar jungiam vėl. Taip. Vartotojas, paėmė, nupirko tą mašiną, matai, čia ką čia laikrodis. Aha. Va čia yra dygsnių tankumas, teisingai? 3 ir 2. Taip, dygsnių tankumas. Čia įtvirčiai. 3 priekiai, 3 atgal ir gale. 3 priekiai, 3 atgal. Taip. Dabar aš galiu keisti dygsnių tankumą, va, pavyzdžiui, sumažinti arba padidinti. Taip. Ir man siūs arba labai tankiai, kaip dabar. Labai tankus, jo. Dabar aš didinu į pliusą. Kiek čia maksimum bus? 5? Tu žiūrėk, 6 net ar? Oho. Iki 6. Nu jo, labai retas, žinai. Tikrai užtenka, net ir kokiam paltui ar ten, ar tai panašiai. Gerai. Dabar, nu viskas aišku, jo. Dabar aš noriu perėti į tos tokios įdomios operacijos. Čia yra va tokios storos, jo. Sakysim, čia jie kaip rankinis, imitacija rankinių dygsnių, jo. Dekoratyvinės siūlės, sakysim, jo. Vis tiek, jinai siūs tiesiai, bet taip įdomiai. Pirmin atgal, transportuoja ir panašiai. Aš paimsiu medžiagos dabar ir... O čia 2 sluoksniai? Jo, ir pabandysiu pasiūti, jo. Va, tvariato dygsnių, taip. Dabar, mums reikia to hitros operacijos perinkti, aš turiu padaryti įtvirtį. Pirmiausia, pabaigti ciklą. Jo, aš prisimenu, mes filmavom tą raudoną mašiną ir jūs negalit pereiti į tos dekoratyvinius raštus, kol nepadarysit įtvirtį. Tai dabar darom įtvirtį. Va, nukirpimas, viskas. Dabar aš spaudžiu pat, taip, pat. Ir va čia rodo tos įvairios operacijos, teisingai? Taip. Mes galim arba pliusų minusų, taip? Va, 9 yra. Jos iš viso 9 yra. 9, o 10 paprastas dygsnis, jo? Ne, čia nuo 1 iki 9. Tai ir po to... Ne, nuo tas paprastas skaičiasi, ar ne? Skaičiuojasi, ar ne? Žiūrėk, koks įdomus. Čia tas kiekvienas pavyzdys, jisai skirtingai yra užprogramuotas. Nu, aš supratau. Ne, tiesiog čia rodo 9. Nu, žiūrėk, va šitas, va, aš išeinu. Aš dabar... nu jo. Jo, 10, tai 10 operacijų galim pasakyti, taip? Taip. Gerai, apie tos paaiškink, ką dabar, nes va, per pusę perbrauktus, pusę rodiklė, pusę tas. Tie yra 6 mygtukai, jie turi po... 6, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ir jie turi, kiekvienas mygtukas po 2 funkcijas. Taip. Viena funkcija va, vienam kampe rodo, kita kitam. Taip. Va, kaip čia, ir čia, čia, ir čia, ir panašiai. Supratau. Tai pirmi šitie 2 mygtukai yra įtvirtis siūlės, tik tai reikia perjungti į šitą dekoratyvinį nedaro įtvirčių. Perėti ant paprasto siuvimo, tai sakykime, jeigu va, truputį paspaudžiu, junginėsi. Čia siūlės pradžioj yra 3 rūšių. 3 tipų gali būti įtvirčiai. Pirmin atgal, pirmin atgal, pirmin nu, ir... Aš vadinu, taip sakykime, tai yra pusė V raidės, tada V formos įtvirtis ir dviguba V. Taip. Analogiškai siūlės pabaigoje yra pusė V formos ir dvigubos V formos. Supratau. Sakykime, va tą nori funkcija, čia yra funkcija lėtas startas. Jinai siūnant labai greitai, siūlės pradžioj kelis dygsnius padaro lėtai. Tai kad ją įjungti arba išjungti, reikia tą mygtuką paspaudus palaikyti. Ilgai laikom, jo? Jo, nu kelias sekundės, sakykime, taip. Nes jeigu trumpai junginėja, tada junginėja įtvirtį. Gerai, perinam toliau, aš sekantis. Toliau. Čia va rodo, kad yra paprastas siuvimas. Taip. O ta rodiklytė yra paprastas siuvimas. Jeigu perjungsiu į va tokį va, tai tada paspaudu palaikau, įsijungia dar va toks va. Raidė ir ženkliukas. Ir va tas dar ženkliukas. Taip. Rodo, kad dabar jinai siūs atkarpą pati mašina, tik tai aš prie pedalo prisiliesiu, jinai pasiūs tam tikrą dygsnių kiekį pati. Ir sustos. Padarys įtvirtį siūlės pradžioj, prasiūs tam tikrą kiekį dygsnių, padarys įtvirtį pabaigoj, nukirps siūlą ir sustos. Supratau. Tavo reikšmę galima ją keisti. Va, su S paspaudžiu, va, persijungia ekranėlis, rodo. Čia rodo dygsnių skaičių. Jo, dabar yra 12 dygsnių, jinai tam padarys 12 dygsnių. Galim pabandyti dabar, jo? Dabar, ta prasme, žiūrėkit, aš tik tai prie pedalo, va, vieną kartą ir jinai... Aš supratau, nu gerai, aš važiuoju. Jinai va, padarė įtvirtį, 12 dygsnių ir vėl įtvirtį. Ir nukirpa. Aš siūnu, taip. Jum praktiškai pedalą... Super. Ir sustoja pati. Taip.
Taip. Mhm. Galima truputėlį palengvinti, sakykime, čia yra skirta, pramoniai, kai daug vienodų dalykų kažkokių tai siūnasi, tai galima užsiprogramuoti. Galima padaryti, kad be to ratuko Taip. tas siuvimas vyktų. Tai ką tai reiškia? Tai dabar, kai tas ratukas degė, tai tada vienu prilietimu, sakykime, aš Taip. pedalą spaudžiu, jinai pradeda siūt ir jinai jau nebegaliu sustoti. Taip. Jeigu tas ratukas yra išjungęs, tada aš pats jau galiu, sakykime, lėtai tos 12 dygsnių siūt, noriu, sustoju ir panašiai. Bet jinai vis tiek daugiau... Palauk, tai ten man nereikėjo laikyti koją, jinai Taip. nuo paspaudimo vos Taip. jinai padarytų taip, aišku. Taip, o čia jau Supratau. gaunasi, kad pats operatorius reguliuoja, kokiu greičiu tuos 12 dygsnių jinai norės ten prasiūti. Gerai. Tada yra su pedelės pakėlimo dar yra funkcijos. Va čia. Tai vieną kartą, antrą kartą paspaudžiu ir trečią kartą paspaudžiu. Tai sakykime, vieną kartą paspaudžiu, rodo, kad po nukirpimo jinai automatiškai pakels pedelę. Taip. Gaunasi, palaukit, jungsim dar tą automatinį, bus greičiau ir iškiau. Aš paspaudžiu. Jinai, man nereikia jau koją pačiam dirbti. Jo. Tada antrą kartą paspaudžiu. Tada rodo, kad kiekvieno sustojimo metu jinai pakels pedelę. Kai Taip. tas ratukas yra įjungtas, to nepamatysit. Reikia tą ratuką išjungti, sakykime, noriu tos 12 dygsnių. Aš tik atleidžiu ir jinai iš karto Iš karto automatiškai... kelia kojelę viršų. Ta kojelė yra patogiau siūti, kai yra paprastas siuvimas. Tai mes įjungsim tą paprastą siuvimą. Ir pavyzdžiui, prisiuvinėjom kažkokią tai aplikaciją ar kažkokią tai detalę, kur mums, Jo, sakykime, reikia daug posūkių, jo? reikia daug kartų Supratau. sukinėti. Jo, apvaly detalė aplikacija, labai patogu. Jo, O tik tai pagreitina dvigubai darbą. Taip, ir trečią kartą, jeigu paspausit, tai tada jinai ir kiekvieno sustojimo metu kels pedelį ir po nukirpimo pakels automatiškai pedelę. Sakykime. Ir po nukirpimo irgi automatiškai ta pedelė pasikelia. Nukirpimas be garsas iš vis. Jo, ir įtvirčiai be garso. Jo. Nėra to O ką klausėjimo. toliau mes turime, jeigu tai Ir važiuoja? toliau čia ta funkcija, tai kad adatos padėtis sustojimo metu. Arba jinai apačioje, Arba arba viršuje. viršuj. Irgi reikia paspausti ir ilgai laikyti, Jo, teisingai? kelias, tada tas persijungia tas paveiksliukas. Atsirado ženkliukai, va šitas, Jo. jo? Ne, šiaip dažniausiai tai apačioj. Bet po nukirpimo jinai vis tiek adatą išvažiuoja. O ką reiškia raidė M va čia? M su memory, dabar tiksliai ne. Mes tai įsiaiškinsim paskui, ar ne? Čia yra, galima, sakykime, lyginant su VT, čia, kur čia tik tai vieną atkarpą. Taip. M kaip paspaudį, galima, man atrodo, užprogramuoti, kad ten daugiau tų atkarpų būtų. Supratau. Kad, pavyzdžiui, ten koks trikampį kažkokį prisiuvinėja. Tai Pavyzdžiui, lygias kišenė, ten 20, ten 15, Jo. tikslinai sustoja, jo, Taip, supratau. Tai iš tos sferos, sakykime. Supratau, čia matau nukirpimas yra. Jo, čia Įjungtas, žirklutės siūlų nukirpimas, o čia vat, tokios lėkštutės. Tai šitas, va, tos lėkštutės, palaukit, aš gal perjungsiu tą. Jo, vat, matot, aš su to M, tai vat, jungiasi, gali tik mašina tik įtvirčius daryti, gali tų atkarpų daugiau prisiprogramuoti, arba kažkokį kvadratuką galima užsiprogramuoti. Jeigu nereikia, pereinam į paprastą siuvimą ir dabar va su tuo šitą va funkciją, lėkštutės. Taip, lėkštutis. Šitą Vėl reikia ilgai paspausti ir palaikyti. funkciją Taip? įjungiam, atsiranda šitas, Jo. jinai įjungia va šitą va mechanizmą. Taip. Tas mechanizmas, ką jisai duoda? Pačio siūlė, jisai tik suveikia siūlės pradžioj. Ir dabar aš ją išjungsiu ir parodysiu, kame skirtumas yra. O čia... Skirtumas yra tame, kai tos lėkštutės yra įjungtos, Taip. siūlės pradžioj va, nelieka va to va siūliuko. Tokio ilgo galo, jo? Jo, tą siūliuką įtraukia į vidų. Jo, taip sakykime, teoriškai nereikia Viršutinė. karpyti. Taip, Viršutinė, taip? taip O būtent apatinis tai jau toks lieka kaip lieka ten. Jo, bet čia yra tokia antra medalio pusė, sakykime. Ta siūlą, sakykime, kai įtraukia į vidų, va, kai jo Taip. nelieka. Tai tavo apačioj siūlė būna tokį, tokį nelabai gražų, tokį tą įtvirtį padaro. Iš tikrųjų, koks skirtumas. Jinai tokia kažkur tai ten mazgelė. lieka apačioje, už tai ten jinai matosi ten. Kai yra vienodos spalvos siūlai ir viršų yra apačioj, sakykime, būtų balti, Taip, arba būtų taip, tik daugiau. Tai taip į akis jisai nekrenta, sakykime, kaip ir nieko. Jo. Bet jeigu yra skirtingi siūlai kaip dabar, tai va tas, Supratau. sakykime, va tas va įtvirtis labai gražus.
O Jo. šitas va jau matosi, kad tas va siūlas, tas va datinis įtrauktas, jisai toksai, Nu, aišku, supratau. jeigu ta detalė kažkur tai užsisiūs, jos nesimatys, tai kaip ir galima naudoti. Bet jeigu abi dvi pusės matomos, tai... Bet šiaip, žinai, ir taip galim naudoti. Mes tiesiog naudojam 6 dygsnių ilgį dabar, supranti? Nu, jo, Už tai tai atrodo tai baisiai. O jeigu tą dygsnių ilgį mes sumažinsim, va čia mažinant galim, jo? Minusas. Minusas spauskit. A, jo, minusą. Mažinam ten. Iki normalu. Normalus ten 2 ir 2, sakysim, jo? Kažkur tai. Tai gal kitaip ir atrodys. Pabandom gal. Mhm. Tai dabar jungta? Jo, dabar jums. Pabandom, jo? Va šitas dygsnis, jo? Va čia va siūlės. Šitas ir čia antras bus iš krašto. Kur čia tas? A, va šitas, va? Nu jo, jeigu būtų siūlas pagal spalvą, nu Tai tai... jos visai... Visai ir nieko, jo. Jo, jo. Jo. Gerai, ką mes turim toliau? Oi, toliau. Nu ir po to jau eina programiniai režimai, tai sakykime. Čia mechanikams, Jo, ne? jau čia tie apatiniai mygtukai funkciniai, tokie jau daugiau mechanikai. Supratau. aptarnaujančiam Kuo personalui. ypatinga ta mašina, ką jinai daro? A, aš girdėjau, kad jinai turi tą uždarą sistemą tepimui, jo? Ai, palaukit, dar žinot, Nu, jo. su tais mygtukais. Čia dar yra krūva mygtukų. A, viešpatė. Nu, Tai, sakykime, standartiškai apatinis mygtukas tai yra reversas. tai užtvirtinimas, paprastas nu, toks. tas- Nu, ne automatinius, o rankiniu būdu. Jo, o tas mygtukas yra, jisai padaro pusę dygsniuko tik tai. Va, sakykim, Vienas dabar- dygsnis. Žiūrėk, jo, aš dabar- matau vieną dygsnį jinai daro. Ta prasme, pusę dygsnio, pusę užduoto ilgio dygsnio. Tai sakykime, dabar yra 2 ir 2, tai Mhm. su to mygtuku, kai... Ne, palaukit, ne, šitas daro teisingai tiek, kiek užduota, o šitas daro tik tai pusę to užduoto ilgio. Taip. Irgi labai patogu, kai pavyzdžiui, A. kažkokį tai prisiuvinėjai ir matai, kad tau to vieno dygsnio Per jau daug. bus per daug, jau nulips Jo, nuo o kažkokios dviejų per detalės, mažai. Aha. o Jo, jo. pusė kaip tik būtų, sakykime. O čia 1,4 parašyta. O čia 1,4, tai jisai dar turbūt. Dar trumpiau. mažina, jo. Dar Matau, mažina. jo, mažinas. Čia iš reiktų tikrųjų. pasididinti, sakykime. Iki 6 padidink, tada matysim, jo. Jo, kai didesnis čia, sakykime, Palauk. 5 su Aš noriu vis dėlto 6. kažkur tai iš krašto pradėti dabar, taip. Tai mes turim dabar va tą retą dygsnį, taip. Ir dabar spaudžiu šitą Ne, mygtuką. reikia sustot. Sustot. Ir sustojus tada spausti. A, va, taip. Spaudžiu. Jinai labai labai tankiai prasuna. Arba prasuva Jo, ten šiek tiek gaunasi tankiau. arba Mhm. čia cielą dygsnį padaro, čia pusę dygsnio padaro, čia 1/4 dygsnio padaro. Supratau. Nu, Taip. Ką toliau? Vinituvas čia. tuos Vinioja, kol mašina suprasi. siūna. Tai vinioja ryti automatiškai. Ir anksčiau, kai aš mačiau, tai čia buvo toks didelis balas tų tepalų, ar ne? Tai dabar mes turim tą uždarą sistemą, tai yra, reiškia, karteris. Ir tepalas įpiltas ne tiek tiesiogiai į šitą didelę karterį, o įpiltas čia. Tai ką mes turim? Koks čia, kodėl taip sugalvoja? Todėl, kad, nu, švara, kad būtų. Tas tepalas nebūna toks, nes kiek, kai aš va, taisiau tos siuvimo mašinus kažkada, tai aš atidarau, tai ten primėtyta adatų, medžiagų gabaliukų, siūlų, ten purvo, nu vienu žodžiu toks, nu grinas šiukšlynas šį čia va, tų survaržėlių, ten viską. Bardakėlis, nežinau. O dabar tiesiog va, dulkį pravalai ir viskas, ne? Nu tai va, o, žinai ką, dar gal tu gali papasakoti apie greitį, nes jinai turi, aš matau, labai didelį greitį, maksimalų. Aišku, mes reguliuojam tą greitį lėtai, galima lėtai siūt, galima greitai pedalo, bet galima apriboti maksimalų greitį, ar ne? Mhm. Taip. Kur jisai reguliuojasi? Palaukit, aš išjungsiu tos penelį pakelimus. Greitis tai tiesiog ant tos mygtukus spaudžiant. Pliusas yra didinasi. Dabar Čia 4000? Jo, 4000. Čia maksimum, jo? Dabar maksimumas. Galima jį susimažinti. Tai tiesiog plius ir minus, ir viskas, ne? Tiesiog. Mhm. Aš žiūriu dar tokį rodiklį. Ką ta rodiklė rodo? Ta rodiklė, čia kaip sakykime perėt, va, norit perjungti įtvirčiams ten, sakykime. Supratau. Oi, ne tą paspaudžiau. Va, su rodiklėm, kad va tas Jo, reikšmės. Tai va. Čia mes jau įtvirtinį reguliuojam, taip? Mhm. Galim sumažinti, galim padidinti. Galim tos dygsniukus jau susimažinti, pasididinti. Aha. Perėmėm kitą skaičių. Supratau.
Tai, Čia įtvirčių kiekį. Galima 2 dygsniai pirmin atgal, galima 1 net ir, galima 3, dažniausiai 3 naudoja, ne? ja, standartiniai 2-3 dažniausiai, ten jau ten 4-5 tai jau tokie labai, nebent, nu, tas dygsnis gal smulkesnis, tai daug dygsnių daugiau. Bet šiaip standartas 3 arba 2 dažniausiai naudojami. Tai kai aš supratau, šitą mašiną dabar vat išjungta, jinai neturi absoliučiai jokio garso, jo. Nes dažnai vat, žmonės, kurie siuvo su pramoniniais mašinas, tais laikais, sakysim, jo, kažkada tai. Tai ten buvo sankabinis variklis, jisai ūžė labai, tu jungi ir iš karto jis yra toks užžesys. Ten priklausoma nuo to variklio golio, kokie ten goliai, žinot. Kartais labai, labai stipriai. Dabar variklis pas mus va čia, taip, viduj mašinos. Ir mes dabar va įjungiam mašiną ir jokių garsų. Net ir elektronikas garsų aš negirdžiu, nes būna įjungi ir jeigu ten prastas gamintojas, tai būna, kad ta elektronika pati kažkiek tai ūžia pas mane, nebent pas mane būtinios mašinos, tai jinai daro. O čia absoliučiai tyliai ir mes pradedam siūt, absoliučiai tylumoj, nes šiais laikais naudojamasios tos servo varikliai, jo. Ir užtvirtinimas tylus. Padelis pakilimas tylus. Jo, ir padelis pakilimas tylus. O kodėl tu tylus? Anksčiau tai tarškėjo. Irgi tas žingsnis varikliukas to. Žingsnis varikliukas. Jo, čia ne... O buvo elektromagnetas, Jo, kur tarškėjo, jo. Taip, Darai ištvirtinimą, čiach, taip, taip. taip. Ir Dabar jau nėra to. Supratau. viskas yra. Tai šiandien tiek apie puikiai siuvimo mašiną, Rubiną RB9400E4D. Galėjo trumpesnį pavadinimą sugalvoti, ar ne? Su jumis buvo Grigorij, Andrius ir siuvimo stilius. Iki.